Šiandien Kimba laidą pristato valčių ir katerių salonas Vilniuje Terminalas. Sveiki žvėjai! Na kągi, šiandien man kompanija, kaip niekada dar nebuvo sudarys mano bičiulis Patrikas iš Koto parduotuvės Vilniuje. Ir šiandieną mūsų taikinys Lietuvos nacionalinė žuvis lynas. Brovėmės per didžiausius brūzgynus. Praeitais metais jau čia esame žvejoję ir tikrai labai įdomi vieta. Ir negalėjau tiesiog neatvykti, pabandyti sugauti lyną. Jaučiamės kaip kokioj Karelijoje, uodai puola nerealiai. Vaizdas irgi šiek tiek primena tuos kraštus. Taip kad lynas. Ir kaip visada ką, pradėsime savo žūklę nuo jaukų darymo. Šiek tiek parinkome keletą jaukų skirtų lynui. Gal mes nuo jų ir pradėsime, o po to konstruosimės meškerės ir čia pasirinks reiks vietelę. Neaišku, kur čia teks užmesti meškerės, nes po praeitų metų šiek tiek yra apžėlę ir vietos tikrai pasikeitusios, taip kad teks gal šiek tiek pasivaikščioti, pabandyti į vieną akį įmesti, į kitą akį įmesti meškerę ir ten surasti lyną. Nu, aš manau, kad mes juos iš šitų žolynų jaukų pagalba ištrauksime. A ne, Patrikai? Žinoma, bandom. Bandom. Ir šį kartą jaukus parinko Patrikas. Ir ką tu mums šiandieną, Patrikai, rekomenduotum lynui? Rekomenduočiau iš tikrųjų labai neblogą karosų karpių lynui skirtą jauką, ekstra serijos. Yra ir kukurūzų, yra stambių detalių, gana lipnus, bet nėra aktyvus pašaras. To ir reikia lynui. Na ir matau, paruošęs esi kažkokį tai aromiksą, irgi skirtą karosų karpių lynui. Na irgi kvapnus, saldus. Suaktyvinsim šiek tiek jauką. Skiedžiame su vandeniu. Pašarą paliksime brinkti, vėliau įdėsime spalvotųjų džiūvėsių. Na jos, be spalvotų džiūvėsių mes nei žingsnio. Smaližiai, tie lynai ir tos spalvotos detalės jos turėtų vilioti. Gaudysiu tolimo užmetimo meškerę, nes čia matau, galima galbūt gaudyti ir be ritės meškerę. Tačiau čia labai yra daug žolių. Arba čia reiktų karpinės kažkokios galingos meškerės, arba kaip aš dabar pasirinkau match tipo. Nes nusiplonint labai neverta. Pagrindas Karaluso 0.18 match sinkingas. Na ir pavadėlį tikrai dėsiu 16, neplonesnį, nes per tą žolės įkirtus gerą lyną, tai čia bus reikalų išsitraukti. Pabandysiu masalui naudoti pradžioj mūsų lervas. Užversiu 5-6.
Na, iš tikrųjų smalsu, koks čia gilis ir kasgi ten dedasi po vandeniu, reiks šiek tiek pasižiūrėti. Šiek tiek užmetu toliau, kad nesibaidytų. Žiūrim. Vandens temperatūra 21, drąsiai galima, reiškia, jauką daryti saldų. Na, 1,10 m rodo, bet plius dar ta pakilusi žolė, tai aš manau, kokie tenais 70 cm maksimum yra. O arčiau patempus, va, arčiau visiškai neįmanoma žuklė. Jau lieka tik 20 ar 30 cm. Diperis pakankamai turi stiprų signalą, tai pramuša per žolės ir atsimuša į dugną, bet pagal piešinį matosi, kad žolė yra pakilusi stipriai. Na va. Grynas arčiau žolynas, arčiau nėra ką čia daryti. Dar kartelį mes ten bandom. Turime, nu va, šitą vietą čia kažką bus galima ir nuveikti. Ir pakankamai dar šitą vietą švarus dugnas. O arčiau patempus, patempiau 20 cm, jau iškart 20 cm patempus prasideda žolių linija, na ir kažkokia žuvis pakilusi viena yra, greičiausiai sujudinau lyną. Grinai po diperiu stovi. Reiškia, aš turiu 50 cm taiklumu pataikyti, ne 20 cm taiklumu pataikyti į tam tikrą tašką, norint kažką tai pagauti, nes aplinkui žolynas, o ten yra lopinėlis gražaus dugno. Manau, kad toj vietoj ir jaukinsiu. Pirmas metimas, pirmas lynas. Nedidelis, bet labai gražus. Darysiu slankiančią plūdę, nors ir negilu, tačiau reikia labai taikliai pataikyti ir su ilga neslankiančia sistema, kad ir 80 cm labai prie žolių neišeis užmesti. Taip, kad darausi slankiančią plūdę, pralusos stopmazgis, segtukas, prie kurio kabinsime plūdę. Opa. Ir tada dar vienas stopmazgas, kad šiek tiek nuo svarelio sukelti plūdę, kad metant nesipintų. Štai. Dabar dedama plūdė. Štai tokia. Matot, čia rašo 4 gramai ir tik tais man reikia uždėti arba galiu visiškai nedėti, kad lėtai nuskęstų masalas svarelio, tai rašoma nuo 0 iki 2,5 gramų. 2,5 gramų tai reiškia, kai pilnai ištempta plūdė ir nusukti papildomi svoriai. Na, man šito tikrai nereikia. Man bent jau kokie 0,5 gramo arba gramuką aš norėčiau uždėti ant valo, taip kad visus nusukus papildomas svorius. Man jų šiandieną nereiks. Tolimo metimo nereikia daryti, taip kad gali būti ir be svorio. Čia papildoma antena nereikalinga, nusiimu, kad kuo mažiau visokių kliuvinių būtų, šiek tiek išsitempiu ir montuosim svorį. Na, bandysiu gramą užsidėti. tą gramą guldysiu ant dugno visiškai
Ir lynui paėmus, plūdė išlys gražiai ir čiuošt turėtų į šoną. Na, jau kas išbrinko ir šiek tiek duosime pusę pakuotės spalvotų džiūvėsėlių. O, koks grožis. Startinis jaukinimas padarytas, belieka laukti tik tais lyno. Aišku, pradžiai sureaguoja nedideli lynai. Tikėkimės ateis didesnių. Kraluso – tai naujas požiūris į žvejybą. Šios kompanijos sukurtos plūdės nėra anksčiau sukurtųjų patobulinimas, tai revoliucija plūdinėje žūklėje. Platus asortimentas tiks tiek upinės, tiek ežerinės žūklės mėgėjams bei profesionalams. Bei prastinių tolimo užmetimo Wagler tipo plūdžių Kraluso siūlo naujieną rinkoje. Itin tolimo užmetimo plūdes, kurios yra daug pranašesnės už tradicinės. Jų novatoriško dizaino dėka jūsų metimai bus neįtikėtinai tolimi ir tikslus. Keičiamos antenos leis pamiršti apie prastą matomumą, o itin tvirtos medžiagos konstrukcija išvengti išlinkimų ar deformacijos. Dėka inovatyvios kalibravimo sistemos plūdę galėsite subalansuoti neįtikėtinų tikslumu vos per keletą sekundžių, nenaudojant papildomų svarelių, o jų skaičių keisti plūdės kūnelio viduje. Ypatingas paviršius iki maksimumo sumažina pasipriešinimą ir padidina stabilumą tobulai tolimam ir tiksliam metimui. Kraluso – inovacijos jums. Lynai masalą greičiau pastebės, jeigu mūsų lervos bus gyvybingos. Todėl jį reikia nuolatos tikrinti ir laiku pakeisti.
Na, iš tikrųjų, sąlygos ne pačios lengviausios čia gaudymui yra. Labai žiauriai žolėta. Ir iškrapštyti, kad ir tokį nediduką linuką, tikrai užsiėmimas yra nelengvas. Ir tenka laužti per jėgą traukti, dėl to ir pavadėlis 0,16 net prašytus ir kažkokį tai net ir storesnį rišti, gal net iki 20, tačiau mano pagrindinis valas yra 18 diametro ir aš tiesiog prarasčiau plūdės. Taip kad... Nusprendžiau pamiksuoti musės lervą su peletė, kad šiek tiek man iš tų žolių iškeltų masalą ir iš karto sulaukiau pirmo kibimo. Na ir iš tikrųjų išsigelbėjimas yra tokiomis sąlygomis gaudyti, naudojant kažkokius tai prikelimo būdus, tai būna sistemos pasikelia, o šiuo atveju grinai minkštą peletę panaudojau kaip ir masalą ir kaip būdą, kad prikeltų man šiek tiek musės lervą virš tų žolių linijos ir pamėtęs šiek tiek jaukų į tą vietą, pamačiau rausimą toje vietoje ir iš karto, nepraėjus nei keletai sekundžių, sulaukiau kibimo. Va čia tai lynas. Na, šiek tiek darau pertraukėlę, aprimo kibimas ir puikiai proga pakalbėti apie masalus. Nebūtinai, kad šiandien aš naudoju tas minkštasis peletės Timarmix, tačiau vasara yra labai puikus metas šitiems masalams. Taigi, kokios yra minkštosios Timarmix peletės? Tai yra 4-6 mm. Toks miksiukas, nuo 4 iki 6 mm, galima įvairaus dydžio rasti, tokios mažesnės. Minkštosios peletės jos yra 2 kvapų, tai yra česnako ir medaus kvapo. Jos daug geriau laikosi ant kabliuko, rekomenduoju verti po 2-3 vienetus ant kablio. Ir jos tokios yra šiek tiek kietesnės ir jeigu įkyriai atakuoja kažkokia smulkmė, numušinėja masalą, arba upėje, tai rekomenduočiau jas naudoti tokiais atvejais. Ir pats tas dydis man labai patinka, nes galima ir vieną pakabinti nedidelę, jeigu atsargesnis kibimas, arba, kaip ir minėjau, 2, 3, 4, pagal kabliuko dydį galima įvairiausių skaičių jų prikabinti. Taigi, toliau, gal pradedu nuo naujienų, kokie yra 2 kvapai 10 mm skersmens pelečių. Tai yra, mano rankose pirmiausia yra labai populiarus kvapas, taip vadinamas tutti frutti, tai įvairiausias vaisinis kvapas, oranžinės spalvos tokios ryškios. Ir aš labai mėgstu, kai būna spalvota, geltona, pavyzdžiui, balta ir oranžinė, tai net nevengiu karšius gaudydamas pamiksuoti tuos kvapus ir uždėti ir kvapus miksuoju, ir spalvas. Taip kad ant tutti frutti galima su medum,
miksuoti, arba ten tarkim su Skopeks saldžiu irgi kvapu. Na ir tokia naujiena ir topas galiu pasakyti, manyčiau, bus ir šiandien jau sugavau vieną lyną, tai yra marcipanas. Taipogi yra ir marcipaninis jaukas, ir marcipaninės pelėtės irgi labai, labai gerai kvepiančios. Ir manyčiau, ir spalva balta man irgi labai patinka. Tai yra tokia universali spalva, kuri tinka visom žuvims. Ir tas marcipano kvapas irgi tiks tikrai visom taikiom žuvim. Nuo karosų, karšių, kuojų, šapalų upėse ir taip toliau. Tikrai atkreipkite dėmesį. Labai, manyčiau, bus perspektyvu. Na, kad ir ne per stambiausi šiandien egzemplioriai mus čia aplanko, tačiau kibimas yra. Ir toksai pastebėjimas, kad reikia nemažai jauko mesti. Meti į tašką, ne po didelės porcijas, kaip ir minėjau, tokius nedidelius rutuliukus, tačiau jaukinimas yra pakankamai intensyvus ir užuodžia vis tiek jie tą kvapą ir išlenda iš tų savo slėptuvių. Ir jeigu nekimpa ten kurį laiką, 5 minutės permesti reikia vėl. Ir tik tais pasirodo kažkokie tai burbuliukai, kurie jau pradeda domėtis, kas guliant ant dugno, koksai jaukas pasiūlytas. Ir į tą vietelę tik tais šalia tik užmeti. Ir po kurio laiko jie susiranda musės lervą ar tai pelėtę. Išduosiu paslaptį, kad kitų reikia 3 kartus paspjaudyti. Šiek tiek priminsiu apie šitas kraluso promač plūdės. Jos ne vien tinkamos gaudyti lynams, tačiau tinka ir karšiams, kuojams, kitoms taikiom žuvims. Ir pati ta kraluso protingoji sistema jose yra, kur traukinėjasi vamsdelis, kur galima pasunkinti, palengvinti plūdę netgi iki gramo. Kuo daugiau ištrauktas vamsdelis, tuo plūdės automatiškai yra keliamoji galia didesnė. Ir kas man patinka, kad yra su svoriu ir nereikia bijoti to užrašo, jeigu 4 gramai ir 6 gramai ir ten 10 gramų būtų užrašyta, tai pati plūdė tiek sveria, o svarelio tiek kabinti reikia tikrai nedaug, net nuo 0 iki 2,5 gramų. Taip kad ta žuvis, taip teisingai išbalansavęs plūdę, pakėlusi jūsų tenais gramą, lynas tikrai nejaučia ir ta plūdė kaip suspendingas, jinai labai jos plūdurumas gerai išbalansuotas. Yra ir paėmusi žuvis gali plaukti, aš ir daręs esu eksperimentą, kai kuojas kažkada gaudžiu, ežere užmetu, na ir leidžiu užkibti žuvį ir laukiu, kol išnirs. Nu tai tikrai
tiek kantrybės aš neturėdavau, kad kojytė nedidelė išnertų su plūdė. Plaukia ir valo, atleidinėja ir eina, taip kad tikrai nereikia bijoti tų svorių. Čia yra svoris gal daugiau aktualu metimui, jeigu kuo tolimesnė distancija arba vėjas, tai tuo sunkesnė įmama plūdė tiesiog, kad būtų patogu užmesti. Jeigu metimas yra netolimas, tai nebūtina tos sunkios plūdės imti. Nors jautrumui tikrai įtakos tai neturi, jeigu, kaip minėjau teisingai, susibalansuosite ją vandenyje. Turi stovėti išlindusi nedaug, vos, reiškia, tik prisilietus, jinai automatiškai arba kils, arba ners į apačią. Čia jau priklauso nuo žuvies, ar jinai pakelia masalą, ar tempia prie dugno. Atkreipkite dėmesį, jos tikrai privalumas yra tas, kad gaudant toli, kai vėjas, galima ją pasidaryti ilgą. Tai duoda gerą panardinimą valo po vandeniu. Apačioje valas, dėl to paskandinus valą mažai sąveikauja su banga, geriau stovi vienoje vietoje, netaip neša, nelenkia valo ratu ir jinai stabilesnė. O jeigu gaudant sekliai, kaip mes šiandieną gaudome linus, mums tokios ilgos nereikia, mes jas sutraukiame ir jinai tokia kompaktiška pasidaro plūdelė, kaip tik tinkama tarp žolių gaudyti linams. Išprašėm ir šiek tiek didesnį. Šiandieninę žūklę baigėme. Ačiū tau, Patrikai. Ačiū, Sauliau. Už kompaniją. Keli pastebėjimai. Šiltas vanduo tokiuose dažniausiai sekliuose ežeruose arba seklių ežerų įlankose, taip kad galite drąsiai naudoti jau kvapnų saldų jauką. Ir šiandieną tas kvapnus saldus jaukas išprovokavo lyną. Sunkiai iš pradžių, nedidukai, kad ir stambių nepagavome, tačiau stabilus kibimas buvo. Pradėjome žūklę nuo 5 ryto ir baigėme dabar apie 9 yra. Neverta, manau, čia mums ilgiau sėdėti, kažkokių stebuklų neįvyks. Taip kad trumpai, drūtai saldus jaukas, pamiksuokite įvairiausių masalų. Bandėm slieką, šiandien sliekas visiškai nulis. Ne, visiškai. Tai musės lerva ir musės lervos kombinacija su peletė davė rezultatų. Tiek ir taip pakankamai neblogai kibo. Tiek trumpai šiandien apie linų žūklę. Mūsų laida dar nesibaigė, kaip visada, pratęsimas laivybos tematika. Susitiksim kote.
Kraluso – tai naujas požiūris į žvejybą. Šios kompanijos sukurtos plūdės nėra anksčiau sukurtųjų patobulinimas, tai revoliucija plūdinėje žūklėje. Platus asortimentas tiks tiek upinės, tiek ežerinės žūklės mėgėjams bei profesionalams. Bei įprastinių tolimo užmetimo Wagler tipo plūdžių Kraluso siūlo naujieną rinkoje – itin tolimo užmetimo plūdes, kurios yra daug pranašesnės už tradicinės. Jų novatoriško dizaino dėka jūsų metimai bus neįtikėtinai tolimi ir tikslus. Keičiamos antenos leis pamiršti apie prastą matomumą, o itin tvirtos medžiagos konstrukcija išvengti išlinkimų ar deformacijos. Dėka inovatyvios kalibravimo sistemos plūdę galėsite subalansuoti neįtikėtinų tikslumu vos per keletą sekundžių, nenaudojant papildomų svarelių, o jų skaičių keisti plūdės kūnelio viduje. Ypatingas paviršius iki maksimumo sumažina pasipriešinimą ir padidina stabilumą tobulai tolimam ir tiksliam metimui. Kraluso – inovacijos jums. Taigi, sveiki laivybos mylėtojai, tęsime laidą savo toliau. Na, praeitoje laidoje nesutilpome su variklių testais į vieną laidą, taip kad šioje laidoje pratęsėme testavimą ir mūsų rankose, kaip praeitą kartą, aliumininė valtis Aliumacraft 4,30 cm, 1,40 m pločio ir 65 kg svorio. Ir ant jos šiandien bus maunamas penketukas Tohatsu bei Tohatsu 9,8 arklio jėgų benzininis variklis. Tikrai labai laukia įdomus testas, įspūdį paliko elektrinių variklių rodmenys. Manau, kad benzininiai neatsiliks ir ką čia aušint burną, pamatysime tuoj. Ar galima su penketuku išeiti į glysą dviese, o gal net ir trise su 4,30 m valtį. Ir kiek pasieks, kokį pasieks greitį 9,8 benzininis variklis. Tikrai smalsu. Na ir prieš pradedant testuoti benzininius variklius, prisimename, kaipgi sekėsi testuoti elektrinius variklius. Ir kas nematė, trumpa santrauka iš praeitos mūsų laidos, kiek ir su kokiu elektriniu varikliu buvo pasiektas greitis. Na va, įsileidom variklį ir tuoj pasileisime į pirmą testą. Telefone nusistatęs esu, kad rodytų per kiek kilometrų per valandą greičiu kokiu plaukiu. Ir dabar jungiu pilną greitį ir žiūrime, kiek galima išvystyti su 55 LBS-u Motorguide elektrinių variklių greitį, būtent su 4,30 aliumininė valtim, kuris sveria 65 kg. Gauname pagreitį, jau 5 km per valandą greičiu, 6. Taip, kažkur tai 6 km per valandą greičiu galima plaukti dviese, pavėjui su pakankamai didelė valtimi ir elektriniu varikliu. Aišku, sąnaudos akumuliatoriaus greitai plaukiant yra pakankamai nemažos, tačiau jeigu pasistatysite galingą, rimtą akumuliatorių geros kompanijos, tai visą dieną tikrai jums užteks 12 valandų žvejybos tikrai per akis ir netgi aš galvoju, kad 2 dienas su 130 ampervalandų akumuliatorium galima būtų drąsiai plaukioti ir žvejoti. Na, dabar sukuosi ir pabandysiu paplaukti prieš vėją. Kiek pasikeis slydimas valties ir greitis. Na, nukrito 1 km per valandą tik tais greitis, tai tikrai geras rezultatas. Ir plaukt 5-6 km per valandą greičiu su elektriniu varikliu, tai yra tikrai puikus rezultatas. Na, kitas mūsų dalyvis yra
Torkido. Privalumas. Lengvas 12 kg. Užsidėti vienam nėra ką. Taigi, numeris 2. Torkido 1003. Bandom. Wow. Jaučiuosi kaip plaukdamas su benzininiu varikliu. Įspūdinga. Tikrai rimtas reikalas. 11 buvo pasiekta kilometrų per valandą greitis. Nu, tai tikrai rimta. Ir jaučiasi plaukimas. Bangos kyla iš už manęs ir gale visa pilna jėga plaukiant. Tai būtent šitas variklis, kaip gamintojas pateikė tokią charakteristiką, iki 40, iki akademinės valandos pilnu jėgumu gali plaukti, tačiau yra galima įsigyti papildomai viršų sumontuojamą akumuliatorių, papildomai jį turėti valtyje ir 2 akumuliatoriai, lėta eiga, tikrai pilnai užteks jums visą dieną, tiek greitai perplaukiant nuo vienos vietos iki kitos, tiek iš lėto velkiaujant arba šiaip paprasčiausiai plaukiant, žvejojant, džigaujant. Trečias eksperimento dalyvis Tohatsu 5 arklių jėgų. Leidžiam. Hopa. Vienas iš įdomesnių eksperimentų. Ar dviese išeisime į glysą su 5 Tohatsu? Bandome. Išėjome 22 km per valandą greitis, dviese drąsiai, su aliumininė valtim klysuojame su 5. Tai yra jėga. Nerealu. Aš manau, mes padarysime eksperimentą ir pasisodinsime 3 žmogų dar. Nu ką, bandome 3. Bandom. Įspūdis buvo plaukiant su 5 tikrai didelis, netgi 3 išėjome į glysą, 17-18 valtis tikrai nestūmė vandenį, o čiuožė paviršiumi. Ir dviese plaukiant, jeigu sugebėjome išvystyti net iki momento iki 24 km per valandą greičiu, tai 3 17-18 km per valandą greičiu tai yra puikus rezultatas, jeigu žinant, kad tai yra 5 arklių jėgų variklis ir 4,30 m valtis. Nu, tai pilnai 3 galima žvejoti ir skraidyti po ežerą su 5. Na, o įdomu, kągi išdarinės 10 ant šitos šaunios aliumininės valties. Nu, įdomu. Plaukiam. Taigi, pradedu eksperimentą. Iš lėto bandysiu pagauti pagreitį. 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, eina kaip ir sviesta, 32. Tyliai, gražiai slysta, labai fainai plaukia ir pakankamai stabiliai. 35. Na, iš tikrųjų, pilnas įspūdžių, benzininiai varikliai taipogi, kaip ir elektriniai, paliko gerą nuotaiką ir gerus įspūdžius. Penketukas su trim glisuoja, drąsiai galiu teikti, 18 km/h greitį išvysto, na, o dviese iki 20, netgi 4-5 km/h greičiu plaukiame. Kaip matėte, dešimtukas, taip vadinamas dešimtukas, 9,8, netgi 35 km/h greičiu, tai yra labai greita ir kas man labai patiko, kad labai stabili valtis, labai gražiai čiuožia ir ant posūkių netgi nekrenta greitis. Tikrai patys geriausi įspūdžiai ir rekomenduoju atkreipti dėmesį būtent į aliumininės valtis, nereikia jų vengti, jos yra ilgamžiškos ir labai patikimos. Taip kad šį kartą tiek, leisimės kaip visada kitose laidose į tolimesnius eksperimentus, o šiandieną noriu atsisveikinti ir kaip visada susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Sudie!